Sveiki, Kablys LT bičiuliai. Šiandien esam Marijampolėje ir bandysime sugauti mėkšą. Kaip mums seksis, pamatysime, o dabar pirmieji plūdės paleidimai į vandenį. Suvalkietiškas mėkšas. Gal ir ne paskutinė. Taigi sugavom pirmus suvalkietiškus mėkšrus, o dabar bandysim surasti vietinį guru, kuris galbūt papasakos plačiau apie vietinės faunos gaudimo būdus. Tai jūsų vardas Arūnas. Matas, malonu. Taigi su Arūnu esam dabar prie vienos iš šios šupių, kaip užtvanka, kaip galima sakyti dabar. Dar nepati upė. Arūnai, tai trumpai, ar jau senai pradėjau kipt mėkšrai, ar dar kips geriau? Nu, turėtų dar atšils orai, tai tikrai turėtų kepti dar geriau. Ir matau, kad pas jūs pagrindė maslas kvietys, toks senas, kaip sakančių kraštų, aš pat žinau, kadangi močiutė iš čia pat, tai o sliekas, dzikas bandot, ar daugiau kvietys? Nu, kartais ir kukurūzą uždedam. Pabandymui. O batoną, žinau, kad mieste pas jūs jau kažkaip kaip pas mus ir Vilniaus krašte labai tą batoną pamėgė, o čia žiūriu, kad taip dar, ar kas gaudavo ten? Nu, dar biskį anksti ant to batonų. Pagrindė kvietys, ne? Jo, pagrindė kvietukas, kaip sako. O gyvulinės kilmės jau nelabai dar, ar čia, kaip sakant, nuo dienos ir... Nu, panašiai, kad gyvulinė jaučia. Kviečiai jaučia. Aišku. Sakoma, išsišutina ir viską. Ir dabar jos labiau ar kur sulėtėjimuose, ar visai prie kranto, galbūt srovės reikia truputį? Nu, truputį srovė, kaip būna, tai geriau būna. Kad reiškia kažkoks toks truputį duobelė prie kranto ir srovės biškį. Taip. O pačioj upėje ar yra kolegos, gal jūsų kažkas jau bandė pagaut, pagauna, ar dar vis tiek? Nu, tai aš vieną išimsiu mėkšą, gerai? Gerai, parodykit tada. Patį tiksliausiai paimsim. Tų mažiukų neimsim, nei vienu, kaip sakoma. Va, prašau, sietelį, viskas kaip... Ką iškelsiu, aš jums ir... Jeigu eis matytim, eis. Eis, puikiai. Nu va, prašau, kokios va. Vienas labai net gražus, toks jau arti. Aš gal išimti jį kad... Aš taip jūs, kad ne va. Vienas tikrai jau smetoninis. Gerai. Ačiū labai. Nu ką, netrukdysim tada jum neižvyno ir ačiū labai, kad pasidalinot įspūdžiais. Nu, nėra už ką. Dėkui.